Sveiki. Pirmadienį atvažiavom į darbą ir aš pakraupau. To jau parodysiu, kur. Mes užsakinėjom konteinerį. Klientas apmokėjo. 5 kubų konteineris šiukšlėm išvežti, nes ten labai daug buvo. Ir atvažiavom šiandien ryte ir nugriuvau. Va čia. Visas tas konteineris, kuris buvo sukrautas, primestas gyventojų dar šiukšlių visokių. Visko prikrauta, išversta, išmėtyta. Va taip Lietuvoje tvarkomos šiukšlės. Padėk konteinerį, tai į svetimą konteinerį prikrauna savų šiukšlių ir dar va tai va išmėto. Aš tai pakraupus, pavyzdžiui. Nežinau kaip kam, bet man tai baisu yra. Išversta, išjaukta. Visas laukas nusėtas. Aš netikiu, kad čia paukščiai va taip išmėtė. Nu gerai, galima išmesti, ant konteineris nebūtų pilnas, 5 kubai nebus pas mus tų šiukšlių. Bet gražiai sumesk, tvarkingai sumesk. Sudė gražiai, dabar prišiukšlinta, prijaukta. Pakraupus esu Lietuvos žmonėm. Tikrai sakau, pakraupusi. Sveikučiai, atostogaujantis. Su jumis sveikinasi atostogaujantis. Dar negaliu atsidžiaugti atostogų kaifu. Nieko nenoriu matyti, niekur nenoriu eiti. Noriu baldėlinti namuose. O namus nelabai išeina pabaldėlinti. Dabar užsiemu, žinot, kad darau vaistą. Aš visada turiu gyslotis. Va čia yra gyslotis. Aš jį truputį susmulkinu, sukišu į tokį stiklainiuką, nu nedidelį, mums užtenka, čia pagal šeimos poreikius. Ir užpilu 96 laipsnių spiritų. Galima ir degtinę, bet man pasisekė dar tais laikais, kai čia žmonės laikė taškus ir vežėsi spiritą, buvo vieni pažįstami, tai man gryno spirito to gero. Dar prisikaupti pavyko, kol dar buvo tokios galimybės. Tai dar vis naudojosi. Tai gyslotį. Prisigrūdu pilnai gysločio, užsipilu spiritų ir palaikau. Va dabar turim. Pastoviai jau seno, gal metinę laiko užpilto naudojam, o kitiems metams aš vėl pasiruošiu. Žinot, man čia yra vaistas. Ir kai skrandis suskausta 20 lašiukų į šaukštą vandens, nuima visus spazmus skrandžio, kai būna visokie rūgštingumai, viskas sutvarko. Ir ypatingai žaizdom. Kai būna žaizdos ar įsipjovimo, ar kokios, arba kai lūpą iškelia, vienintelis mes uždedam šitą lapuką, šito spiritų ištrinam ir jį nudžiovina. Visur aš jį naudoju, kur tik žaizdos. Buvau šitą pirštą. Kai tik nusipirkau blenderį. Dar tokia protinga moteriškė, senėjau, čia gal 7 ar 9 metai atgal, ir varškę grūdau su blenderiu ir įkišau pirštą taip išvalyti ir pasukau. Drank, gerai, kad nenupjovė dar piršto, bet taip apjaustė, kad galvojau viskas, liksiu be piršto. Ir, iš karto nedėjau, bet iš karto ir vėl pradėjau kompresus dėti šitą. Užgijo labai greitai, labai jokių pūliavimų, tai buvo ir darbe dirbau, ir karšta buvo, jokių pūliavimų, nieko išsigydžiau. Atsakau, žaizdoms, visokiausiems ten, kai iškelia herpes lūpas ir taip. Ir viduj galima, nesakau, kai skrandis ar suskausta 20 lašiukų, šito tirpalo man labai padeda. Tai kad aš kiekvienais metais visada pasidarau šitą vaistą, šitą tirpaliuką. Tai susipjaustau, susikišu ir užsipilu spiritukų. Va tai prigrūdau nuo dūšios. Pritrombavau, kad būtų gera tokia sodri ištrauka. Viskas, mums šito stiklainiuko 2-3 metų man tikrai užtenka. Bet aš jau matau, kad jau į pabaigą tas senas užpilimas. Tai aš visada ruošiu naują, kad atsistovėtų geriausia, tai kokius metus, kai išstovi. O jis stovi padėti kur nors tamsioj, sausoj vietoj. Ir tegu sau laukia savo žvaigždžių valandos.
Tikrai pasidarykit, kas nedaro tokio tirpaliuko. Metų metais mes jį daromės ir tikrai jis mums prie visų žaizdų, prie visų bėdų pirmas vaistas. O aš čia toliau savo lauko pavėsinėje dirbu, raunu šitas krapų plantacijas. Pas mus darže vien tokios plantacijos, dabar kaip tik agurkus rauksiu ir tie šitų žiedynų, o va šitie, kur lieka va šitie va žali šakelės, aš jas nusiskinsiu ir užsišaldysiu žiemai. Va tokius maišiukus prisikišu, aukso vertės būna. Kai žiemą ant bulvyčių užmėti kvepiančią krapelį ar į sriubą, oi būna išpasakytas skonis vasaros. Vyras pamatė, pinavijo šitą žiedelį, sakė, kava auga čia pas mus. Kava, a va čia dilginės lapai. Agronomas didysis. A va čia dilginės lapai. Čia nežinau, kas išaugo, reikės pjauti šitą visą krūmą. O aš va, atsargos mano keliauja į šaldiklį. Taip gerai diena prasidėjo, tiek daug turėjau darbų. Ir vat pasižiūrėjau į dangų, griaust pradėjo. Vis tiek, kas nors turi sušikti dieną. Kitaip negali būti. Bet aš taip tikiuosi, kad praeis pro šalį. Paburbės ir nuruks. Vis tiek kas nors sušiks. Vis dėlto nepraėjo pro šalį. Peltui viliausi. Lyja. Prilyja, sugadino visą mano dieną šiandien. Tai einu peraugusių agurkų tvarkyti. Bet tokie peraugę agurkėliai. Aš juos sutarkuoju ir, aišku, nuplaunu, sutarkuoju, truputį skystimo nusunkiu ir sudedu į maišelius ir užšaldžiu. Man atrodo, kažkada aš rodžiau. Ir tai naudoju paskui žiemą, kai užsimanai kokių šaltybarščių. Jau pavasariop jie išstovi kuo puikiausiai. Bet šitos visus šaldytus agurkus sudėdi iš karto užšaldytus į šaltybarščius. Grynas. Agurko kvapas toks taip, neparduotuvinio. Aš daugiau tai net nežinau, kur juos dėti. Mišrainių aš visokių ten su actai, su cukrais nedarau. Taip pat tik tai va užsišaldau. Va taip aplupinėjau truputį, kai ta žievė tokia. Ir per burokinę tarpą susitarkuoju. Skystimo truputį nusunkiu. O aš čia savo šitoj kamaroj lauko. Įlindus nesimakoju namuos. 2 maišeliai keliauja į šaldiklį, pas mane triukšmas. Robotukas batračit. Pakol kas į šitą dar šaldiklį keliauja, nes šitas pas mane atjungtas. Bet jau greitai jungsis, nežiūrėjau, šparaginės prasidėjo. Pailsėjo, galės dirbti. Laukas man neleidžia dirbti lauke. Lietus laukas, kad nusišnekėjau. Tai šiandien darau vakarienę. Atėjo pats jau laikas, 5:30. O pas mus vakarieniai bus cukinijų pica. Kaipgi be cukinijų. Baigiu išprotėti su tom cukinijom. Bet reikės valgyti, tiek priaugo. Darau iš cukinijų padą, kiaušinių ar cukinijų. Ten pomidorai eina viršuje, kas ką turiu dedu, bet tokia jau padas, toksai cukinijų ir kiaušinio. Tokia tikrai vakarieniai tinkanti, nei miltų, nieko nėra. O va čia va dabar kas man šikna drasko. Mamyte, palauk. Tokia grinai vakarienės pica. Kiaušiniai, daržovės, tokia baltyminė. Sūrio dar uždėsiu, va turiu dar kažkokios mocarelos, turiu dar džiugą sūrio. O man parmezano nereikia, man džiugas žymiai skanesnis už tą parmezaną. Ką gaminu vakarienę? Susitarkavau va taip pasisūdau ir truputį palieku. Ir palieku truputį, kad vanduo nusistovėtų sultis, nes mums tų sulčių nereiks. O tuo metu aš žalumynų susipjaustau. Gali jie būt, gali nebūt, bet aš iš daržo prisirinkau vertikalę šitų kopūstų, petražolių, baziliko,
Viską supjaustysiu ir kartu su cukinėm sumaišysiu. Mano toks padas. Žalumynų. Dabar sunksiu cukinijas į šitą dubenį prie žalumynų. Ir faktiškai jau galima įjungti orkaitę. $180, jeigu be viršus apačia, o jeigu su vėjeliu 175 aš darau. Aš va taip paprastai su rankom. Spaudžiu, kiek jėgos turiu. Kepu formą kokosų aliejų. O, primėčiau krapų. Bandysiu be popieriaus kepti. Taip, gausiai ištepu. Į indelį susimušiu 5 kiaušinius, susiplaksiu, tikriausiai su grietinėle. Truputį dar grietinėlės įpilsiu ir ant viršaus dėsiu pomidorus. Čia 5 kiaušiniai, įmušiau 5, nes mažiukai buvo. Truputuką grietinėlės dar yra likusios. Bėgtų. Kad tai va išplaksiu ir sumaišysiu viską su šitom cukinėm. Prieskoniai kokius tik mėgsta, druska. Ir į skardą. Va toks padas gaunasi. O, iškris. Ir dabar ant viršaus gali dėti, kas tik šauna į galvą. Ir dešrą, ir sūrį, ir žuvį, ir ko tik to nedėti. Pomidorai, lašišos gabaliukai. Dabar apiberiam sūriu. Ir į orkaitę šaus, kol iškeps. Pusvalandis, 45 minutės, priklauso nuo orkaitės. Kepė apie 40 minučių. Va tokia mūsų piciukas. Truputį atvės ir sėsim vakarieniauti. Va tokia kiaušinienė su sūriu, tiksliau pasakius, bet pica čia. Čia tas liko iš picos. Čia mes dviese kaip sėdom tokį vat bliūdą ir įkalėm. Ir dar pyragėlio. Vyras pusę sukirto su arbata. Taip, sakyk. Ir visi dabar gulim išsekę po valgymų. Nu ir tiek, valgėm. Tuo ir baigsiu. Iki kitų video.